Šiandien esam Akmenys Gym. Pavadinimas yra čia, tikriausiai matėt per kažkurį video. Pirmas dalykas, tikriausiai kažkas atpažįsta pačią salę, pačią aplinką. Tai čia yra ta pati salė, kur mūsų komandos narys Emilis treniruojasi. Ir ką, šiandien darau deadliftus. Tai deadliftai visai off, sakyčiau, jaučias. Nežinau, ar tai yra tiesiog švenčių ir išsibalansavimo pasekmė. Nes vis tiek šiek tiek ir maistas keičiasi, ir miegas šiek tiek pasikeitė. Bet tai labiausias pokytis yra ties plaitais ir jų diametru. Šiaip įpratęs esu su eleko daryti viską, tiek plaitais, tiek štangom, tai gal dėl to dalyko šiek tiek ofas jaučiasi. Bet vis tiek darbas yra beveik jau padarytas, liko gal 2 setai deadliftų, tai stengiamės darom ir pristaikom tiesiog prie tų sąlygų, kurias turim. Turim pavyzdį Emilį, kuris traukia 207 šitoje sąlygoje su tais pačiais plaitais ir viskas yra good. Tai čia yra tiesiog dar vienas įrodymas, kad tiesiog reikia pristaikyti, reikia daugiau treniruočių padaryti ir jas gal reguliariai daryti su tais pačiais plaitais, su tom pačiom štangom. Ir tada tiesiog įpranti ir nėra jokio skirtumo, neišsibalansuoji ir yra tavo tiesiog įprastos sąlygos. Nugaros skausmas. Su nugaros skausmu ir jo kaita sekas visai gerai tvarkytis, tai dabar turim labai minimalų skausmą, net dabar workouto pačiu metu, kai darau deadliftus arba squatus, praktiškai nejaučiu nieko, visiškai galbūt apšilimo metu ir pirmuose setuose pajaučiu, bet paskui šiek tiek prasijutinu ir viskas būna normaliai. Tai va dabar skausmas, sakyčiau, apšilinėjant yra 2 iš 10, kas yra vos jaučiamas. Skausmas, kuris netrukdo, nekelia diskomforto ir panašiai. Tai visai gerai sekasi tvarkytis ir galiu judėti, galiu sportuoti. Šiek tiek krūvis yra dabar sumažintas. Manau, po kokio mėnesio galėsim vėl pridėti po truputį krūvio, po truputį to pačio workloado ir grįšim ten, kur ir kažkada buvom. Gal net ir perkopsim kažkokius tai savo barjerus ir kitą naują lygį peržengsim. Tai viskas, tiek iš manęs kalbų, važiuojam ir pabaigiam dar 2 setus deadliftų. Taip, tu esi paspalitamas ir jūs pirmas užsukas ir šitas būdė, visi prabandė. Visi turi paspalinti. Tavarė man stipriai, įsi šiandien svoris. Man buvo tavarė. Greitai. Good lift. Awesome lift. Perfect lift. Easy. Up. Nice. Good. Good. Good.
mic is on. Prieš 2 metus peržengiau 600 kg sumą, tiksliau surinkau lygį 600 kg. Tai buvo pasaulio universitetų taurė, vyko Lietuvoje, Vilniuje ir ta pirmą vietą dar užėmiau, tai buvo pasaulio čempionų universitetų taurė, iki 74 kg. Tai lyginant su pačiu skaičium, su 600 suma, kas nėra daug, iki 74, pavyko užimti pirmą vietą. Buvau nominacijose, man atrodo, 4, bet labai gerai viskas pavyko, 9 iš 9 bandymų buvo ir 600 kg tą dieną krito ir labai sėkmingai pasirodė iš tikrųjų. Tai va, bet 600 kg yra gerai, good, solidu, bet mes norim daugiau ir faktas tas, kad mes peržengėm dabar kitą kategoriją, dabar aš esu iki 83 kg ir šiek tiek daugiau ir raumeninės masės dabar atsirado ir tiesiog tas progresas yra šiek tiek greitesnis, sakyčiau, nėra labai kosminio skirtumo ties treniruotėm, taip progresuoja, bet dabar nėra skirtumo, turiu omeny, kad nesikeičia viskas labai drastiškai. Tie drastiški pokyčiai gali nutikti, kai sportininkas priauga labai didelę masės dalį per trumpą laiką, bet mano atveju tai buvo 7-8-7-9 kg tas off-seasonas. Tai 7-8-7-9 maždaug pastaruoju metu mano buvo off-seasono svoris ir dabar svariau 8 maždaug, kai mano mityba yra stabili, kai nėra kažkokių pokyčių, kai pavyzdžiui dabar yra šventės, labai nevaržau savęs ir leidžiu savo suvalgyti kažkokį kitokį maistą, bet vis tiek stengiausi baltymus savo surinkti dienos bėgyje ir panašiai. Tai va, skirtumas nėra didelis, nuo 7-8-7-9 iki 8-2 priaugau, tai paprasčiausiai pasijautė iš to water weight'o iš pat pradžių labiau prieaugis. Dabar galėčiau pasakyti, kad esu pakankamai ryškus, kaip tiek sverdamas, nes dabar mano ryškumas gal šiek tiek yra mažesnis nei tada, kai buvo 7-8-7-9 svoris, bet jis labai drastiškai nepasikeitė, sakyčiau. Tai visai geras rodiklis, reiškia, kad aš šiek tiek daugiau ir apimčių iš raumens būtent gaininam. 700 kg suma, aš tikiu, kad kitais metais yra labai realus skaičius. Labai daug klausimų buvo atsakyta jau dabar per šį laikotarpį, tiek ruošiantis Europos čempui, nuo maždaug vasaros iki spalio mėnesio pradžios. Taip pat po Europos čempų irgi visai geras periodas, sakyčiau, buvo ir dar labiau, manau, sužinojau apie save daug dalykų, daug pokyčių buvo įnešta į patį programingą. Šiuo metu esu self-coach, neturiu trenerio, kuris tvarkytų mano programingą. Turiu konsultacijas, konsultuojuosi, bet tai yra dėl mano pačios specialybės, dėl darbo labiau. Aš plečiu savo akiratį, aš daugiau žinių įgaunu kaip treneris ir tuo pačiu metu treniravimas savęs šiek tiek pagerėja. Su self-coachinimu irgi yra 2 medalio pusės, kaip ir visada. Gerai, nes patogu, gerai, nes įdomu tau pačiam, iš mano perspektyvos kalbant bet kita medalio pusė yra ta, kad tu kartais labiau emocijom vadovaujas programindamas savo. Tai ką aš turiu omeny, kad kaip ir dabar sušnekėjau, kad yra tikslas 700 kg suma. Tai automatiškai pagaunu save, kad priimu tam tikrus sprendimus, kurie veda galbūt prie per didelio krūvio, per vos ne persitreniravimo. Ir aš žinau, kad tas kelias nėra pats optimaliausias mano tikslam pasiekti ir galbūt mažiau emocijų dedant į
ir labiau pasitikint pačia programa, kur jinai yra sudaryta ir kur jinai veikia anksčiau, manau, galima geresnių rezultatų tikėtis. Bet yra kaip yra, šiuo momentu tikrai nesiskundžiu ir manau, kad viskas yra ganėtinai normaliai. Jeigu pajausiu, kad tikrai bus labai didelis poreikis dedikuoti šitą užduotį kažkokiam kitam specialistui, treneriui, tai būtinai tą ir padarysiu. Gerų jom likusių švenčių ir susimatysim jau kitais metais. Nepameskit disciplinos, likit atsargus, saugus ir iki kitų kartų.